Sveikučiai! Šiandien nestandartinis video, darau eksperimentą. Rūkinsiu kamadę jauno paršelio kumpį, naudodamas ąžuolinės malkas. Taip rūkinu maistą kitoj savo kepsniniai, kuri yra tam ir pritaikyta, bet šį kartą pabandysiu tą patį padaryti kamadę. Kad būtų ką kepti, tai reikia pasimarinuoti mėsos. Naudoju šlapią marinavimą, tai tiesiog į vandenį dedu druską, pipirus, česnakus ir tame tirpale tiesiog pamarinuosiu mėsą. Pradinis planas buvo marinuoti 2 paras, bet oro prognozė pakoregavo mano planus ir teko kepti tą kepsnį pamarinavus tik tai per naktį. Taigi išimu tiesiog iš įpakavimo mėsą, tai yra jauno paršelio kumpis, ir pasidarytų tuo tirpalu užpilu, kad daugmaž apsemtų. Odos gali ir neapsemti, bet svarbu, kad mėsa būtų apsemta. Kartu su druska galima pridėti dar įvairių prieskonių. Galima dėti tuos, kurie jums patinka. Aš tiesiog šį kartą pridedu paprastai lauro lapų ir šiek tiek kvapiųjų pipirų. Rūkinant mėsą dar papildomai ją pabarstysiu prieskoniais ir planuoju aptepti specialiu padažu. Kitą dieną ruošiu kamadą ir šį kartą reikia nestandartinių sprendimų, nes kamadas nepritaikytas deginti malkoms, tai turbūt nerekomenduočiau to bandyti, jeigu nežinot, ką darot. Bet iš esmės viskas gana paprasta. Reikia tiesiog sukurti ugnį, kuri būtų pakankamai nedidelė, ir tam naudoju šiek tiek anglių, tiesa juos dedu į mažo kamado krepšį, kad mažiau tie anglis ir degantis pagaliukai išsibarstytų, ir užkuriu iš pradžio anglis, anglių dedu nedaug visai, o toliau naudosiu medienos kaladėlės. Kadangi planas yra deginti medienos kaladėlės ir jos turi degti nuolat atvira liepsna, reikia kažkokios apsaugos nuo karščio. Dedu dar deflektorių mažesnį, tada groteles, bet būtina palikti tarpą, per kurį galima bus pridėti medienos papildomai. Tai dedu tik tai vieną pusę grotelio ir dar bandau sukonfigūruoti taip, kad būtų tas kepsnys šiek tiek aukščiau. Naudoju dar tokį paaukštinimą ir dedu nulašėjimo indą, kad nevarvėtų viskas tiesiog ant deflektoriaus, ir uždėjus dar vienas mažas groteles galima bus kepti mėsą. Kadangi medienos pagaliukai degs atvira liepsna, tai visą reguliavimą darysiu tik su apatinė sklende, nuimu viršų, nes man jisai nereikalingas. Kol anglis įsidega, dar papildomai nutariau aprišti mėsą su virvele specialia mėsininko, kad jinai geriau išlaikytų savo formą. Kai paskutinį kartą kepiau rūkinau tokį panašų mėsos gabalą, to nebuvau padaręs, tai po to pagalvojau, kad tikrai verta. O dar tuo pačiu galima būtų pabarstyti ir kažkokiais barbekių prieskoniais mėsą. Bet aš tai padarysiu uždėjęs ant kamado. Kai jau anglis pakankamai įsidega, dedu medienos pagaliukus ir pirmam kartui dedu šiek tiek jų daugiau, toliau tiesiog pareguliuosiu pagal tai, kiek jie ten dega, nes kaitros reguliavimas yra arba oro padavimo reguliavimas, arba kuro reguliavimas. Aš bandysiu abu variantus. Kai jau pagaliukai užsidega, tiesiog atvira liepsna, dedu mėsą ir nuolat stengsiuosi palaikyti tą atviros liepsnos degimą. Tai yra svarbu geram skoniui. Na ir pirmą kartą uždėdamas medienos turbūt šiek tiek persistengiau, o toliau tiesiog palaikant degimą uždedu laiks nuo laiko kas 10-20 minučių, priklausomai nuo to, kaip dega, po 1-3 medienos pagaliukus, ir to pilnai pakanka. Tai kuo mažiau medienos, tuo yra lengviau sureguliuoti temperatūrą, o tikslas yra išgauti apie 150 laipsnių Celsijaus. Ir tai yra lengviau, negu aš galvojau. Kaip jau minėjau, mėsą turbūt geriau yra pabarstyti prieskoniais dar neuždėjus ant kamado, tą padaryti yra patogiau, bet tiesiog labai jau norėjosi greičiau ją uždėti. Prieskoniais pabarstau tik tai mėsos pusę, odos nebarstau. Na ir toliau, kas 10-20 minučių vis reikia pastoviai pridėti medienos pagaliukų, nes jie pakankamai maži ir greitai sudega. Tiesiog reikia nuolat stebėti, kokie dūmai eina iš kamado, ir jeigu tik tai nustoja iš viso rūkti, tai reiškia, kad visa mediena sudegė ir jau reikia pridėti iš naujo. Bet nuolat uždedant tų medienos pagaliukų, kiekvieną kartą galima vis pasižiūrėti, kaip atrodo ta mėsa, ir aš ją apsuku kelis kartus, tiesiog apverčiu po to, tam, kad jinai vienodžiau išsirūkintų iš visų pusių. Na, bet kas mane tikrai maloniai nustebino, tai kad labai paprasta yra palaikyti reikiamą temperatūrą. Ir kadangi apskritai nenaudoju viršutinės sklendės, tai tik dar kartą patvirtina mano teoriją, kad temperatūrą reikia reguliuoti būtinai su apatinė sklende.
tiesiog reguliuojant oro padavimą. Kadangi aš mėsą marinavau dvigubai trumpiau negu planavau, tai noriu papildomai suteikti jai skonio, todėl pasidarau specialų padažą aptepimui. Tam naudoju teriyaki padažą, truputį sračios, truputį balto vyno acto, taip pat austrių padažo ir worcesterio padažo. Kuo iš esmės skiriasi toks rūkinimas naudojant medieną nuo tradicinio rūkinimo, kai yra tiesiog prikraunama anglių ir įdedama medienos pagaliukų, tai yra tiesiog kitoks skonis. Medienai degant atvira liepsna, dūmai tiesiog yra daug švelnesni ir jeigu prisimenat sėdėdami prie laužo tą kvapą, tai jisai yra visiškai kitoks negu kad sklinda iš kamado rūkinant kažką tradiciniu būdu, kai tiesiog mediena dedama tarp anglių ir dūmas išgaunamas tiesiog medienai smilkstant. Svarbu tik nuolat palaikyti tą atvirą liepsną. Dar vienas dalykas, kuris mane nustebino, tai kad labai nedaug tos medienos reikia tokiu būdu rūkinant ir praktiškai yra viena pliauska suskaldyta ir po to supjaustyta mažais gabaliukais ir jos pilnai užtenka išrūkinti mėsą, kas užtrunka apie kokias 3 valandas. Lyginant su mano lauko grilium, tai yra tiesiog kartais mažesnis kiekis medienos. Toks skirtumas yra būtent dėl to, kad kamadas turi labai gerą šilumos izoliaciją ir užtenka labai mažai kuro, kad palaikyti reikalingą temperatūrą. Bet kaip sakoma, lazda turi 2 galus, tai tas didelis kamado efektyvumas reiškia, kad mažesnis yra oro cirkuliavimas ir dėl to tas dūmas yra nuolat truputį toks pridusęs. Tai darydamas šitą eksperimentą labai tikiuosi, kad skonis bus panašus būtent tos rūkytos mėsos į mėsą, kuri būna išrūkinta mano lauko kepsninėje. Tarp kitko, šitas rūkinimo būdas man primena ir vaikystę, kadangi būdavo viena iš pareigų tai prižiūrėti rūkinamas dešras, pavyzdžiui, ir rūkykla būdavo tokia dėžė medinė, pakastas po žeme vamzdis keletos metrų ir nuolat kūrenama ugnis kitam gale. Tai principas visiškai toks pats, tai yra pridėti laiku medienos ir žiūrėti, kad nebūtų per karštas tas dūmas. Po kelių valandų mano gabalas mėsos jau atrodo tikrai labai gerai parūkintas ir tiesiog matau, kad jisai toliau praranda drėgmę, bet nepasiekia dar savo vidinės temperatūros norimos. Aš planuoju, kad temperatūra turėtų pasiekti apie 70-80 laipsnių Celsijaus. Ir tam dar reikia tiesiog ilgiau palaikyti tą mėsą kamade. Dėl to apvynioju foliją, pridedu šiek tiek sviesto ir uždedu ją dar pasitroškinti truputį. Kaip ir nebuvo planuota, bet manau, kad tikrai nepakenks. Iš esmės, mėsa jau folijoje, tai toliau jinai nebesirūkina. Galima tiesiog pridėti anglių. Na ir kadangi jau mėsa folijoje, tai šiek tiek atsipalaidavau ir pražiopsojau, kaip kamado temperatūra truputį pakilo daugiau negu reikia ir pati mėsa įkaito daugiau šiek tiek negu reikia. Tai ką matau, kad tiesiog daug labai skysčio yra išbėgę iš mėsos, bet tikiuosi, kad mėsa bus sultinga. Visgi geriau pažiūrėjus, tai matosi, kad didesnę dalį sudaro riebalai, tai yra tas pats sviestas, kurį įdėjau ir išsilydė kiaulės taukai. Tai nieko baisaus neatsitiko. Iš esmės, bet ką rūkinant tiek kamade, tiek bet kokioj kitoj kepsniniai, žemesnė temperatūra yra geriau negu aukštesnė temperatūra, nes tokiu atveju tiesiog prarandama mažiau drėgmės. Aš, kadangi rūkinau su mediena ir buvo pakankamai didelė ta oro cirkuliacija, tai dar papildomai tą mėsą džiovina, dėl to aš ją ir įvynioju į foliją. Šio eksperimento rezultatu tikrai esu labai patenkintas. Pavyko gana sėkmingai tas visas kepimas ir mėsa gavosi pakankamai sultinga ir minkšta. O kvapas ir skonis tikrai netokie, kaip rūkinant kamadę paprastai. Vienintelis dalykas, kad šiek tiek pritrūko to marinavimo laiko ir viduje praktiškai labai nedaug yra prieskonių, jie yra daugiau tik tai iš išorės. Bet kadangi išsaugojau tuos riebalus ir sultis iš folijos, tai galima tą padažą tiesiog panaudoti valgant, ypatingai skanus derinys. Na ir kokios mano mintis po šio eksperimento? Tai sakyčiau, kad tikrai skonis yra skirtingas, rūkinant su medienos kaladėlėmis, deginant jas tiesiog atvira liepsna, tai tikrai skonis yra kitoks negu standartiškai rūkinant kamadą su anglimi, bet ar reikia tą daryti, nežinau, spręskit patys. Eksperimentas pavyko, bet dar kartą tokiu būdu rūkinti kamadę turbūt per daug vargo, ypač kai aš turiu specialiai tam sukonstruotą grilių. Skanaus!
ir iki kito karto.